Nu, kaip bakalaurą sekasi rašyti? Ačiū, pokalbį. Realiai tai labai puikiai, sakyčiau taip. Nu, sakykime, dabar 11, realiai jau 10 vis tiek svarsto, ką veiks po mokyklos baigimo, kai renkasi tuos dalykus, kuriuos mokytis. Ar jūs galvojat dabar, ką veiksit, kai pasibaigs studijos? O Dieve, darbo birža, aš žinau. Čia yra baisiausias klausimas, ar aš suprantu, kad laikas jau tiks ir artėja link pabaigos ir kas toliau. Aš pagalvoju, kad reikia gal magistrą mokytis, man tai patinka studentauti, patogu būti studentam. Gyvenimas gražus. Jeigu dar kartą reikėtų kartoti, nesvarbu kokia studijų programa bebūtų. Kartotumėt VDU? Jo, aš rinkčiaus VDU. Pavyzdžiui, jeigu ir magistrą studijuočiau, rinkčiau čia, nes man davė didelę laisvę tiesiog. Tai aš per tos 4 metus sugebėjau vos ne kas mėnesį ir keliauti galėjau suderinti mokslą ir tiesiog turėti daug laisvo laiko ir mokytis turėjau ir pažinčių gerų turėjau. Tie patys dėstytojai tapo mano draugais tiesiog. Kavutės dabar eisim su vieną dėstytoją atsigerti. Jeigu jau reikėtų išsirinkti vieną kažkokį geriausią dalyką, ką siūlo Vytauto Didžiojo universitetas, koks jisai būtų? Atostogos visą sausio mėnesį, o čia man labiausiai patinka. Žiauriai gerai. Realiai net ne visą sausio mėnesį, jeigu neturi skolų, tai realiai jau prieš Kalėdas. Dar anksčiau, nes šiaip egzaminai būna, bent jau mums buvo tai gruodžio pradžioje, tai 2 mėnesiai atostogų, kur nori, nežinau, Vietnamas, Tailandas, Havajai, kur nori ten važiuoji. Gyvenimas gražus, tik pinigų reikia. Tai va. Bet jeigu gerai mokas, tai gauni stipendiją. Tas visas. Nu, realiai, kol mes studijuojam VDU, ar ne, ten mums viskas gerai, mums viskas paduota, tai mums netrodo čia kaip problema. Bet kai aš, tarkim, pabendrauju su savo kolegom iš kitų universitetų, tai, sakyčiau, pas mus viskas taip aišku, taip ištobulinta, tu turi pagalbos ant kiekvieno kampo, tu nueini ten net ir VDU puslapį ir ten milijonas informacijos taip aiškiai surašytos, ten pagal spalvas gali pasispausti. Instagramai VDU veikia, ten turinį kūrė. Nu, žodžiu, aš manyčiau, kad labai lengvai ir patogiai mums viskas paduota. Tiesiog ateik, mokykis ir būk laimingas. Aišku, visi Erasmusai taip pat faina ir taip toliau, bet pavyzdžiui, mes su Ryčiu Erasmuse buvom Portugalijoje. Nepatiko. Jo, nepatiko. Nu, čia dabar. Nepatiko, nes realiai mes kiekvieną dieną tiesiog džiaugiamės, kad mes studijuojam VDU. Ir mes tada atvažiavam į Lisaboną, mes studijavom. Ir mūsų paskaitos būdavo nuo 10 ryto iki 7 vakaro, kiekvieną dieną. Čia pas mus eini universiteto toks biški biznis pastatas atrodo iš pradžio, čia viskas taip modernu, išeini jo į laukelį, auditorijos didžiulės, ta prasme, nebent seminarai ten vyksta ir tai kompai žiauriai kieti ten pastatyti su visais ten ateiviuko tai ženkliukais. Nu, žodžiu, tai ten visiškai netai buvo ir mes labai džiaugiamės tuo metu, kad studijuojam VDU ir tiesiog laukiam, kada galėsim grįžti. Nes realiai, kad ir minėjau, tarkim, apie tuos mūsų, kad atsiskaitimus mes kitokio pobūdžio turim, ten vieni kūrybiniai ir taip toliau, tu, nu, daug labiau įsimeni. Galų gale mes ten ėjom į organizaciją, kažką atlikom, mano galerija pilna foto, jo. Tiesiog čia visa ta patirtis mums yra, tos žinios yra per praktiką, nes išbandom tą teoriją, mes išmokstam čia VDU ir tada per praktiką ją pritaikom. O ten, tarkim, kaip Lisabonai mes mokėmės, tai tiesiog tu sausą teoriją iškali žodį į žodį, tu ją ir tu ją užmiršti, nes tiesiog to yra net neįdomu visų pirma. Vat išlepinti sakau, kad mes turim įdomus ten atsiskaitimus ir šiaip paskaitas įdomias, nu realiai, kaip pagalvoju. Dėstytojus įdomus turim. Taip, tai mums ten buvo sunku ne tik tuo atžvilgiu, kad reikėjo daug mokytis, bet ir tai, kad turėjo mokytis tai, kas netrodė įdomu ir nebuvo įdomiai pateikta. Tai kai studijų mugėse mes sakom, kad VDU tikrai siūlo daug praktikos, nemeluojam. Realiai siūlo. Pritariam.